Sveiki, aš esu Karolis iš Maidinos ir šiandien pakalbėsime apie laistymo sistemas didesniuose sklypuose neįprastai. Pagrindiniai aspektai, į kuriuos susitelksime, tai yra purkštukų tipai ir vandens šaltinio hidrauliniai parametrai. Dideliuose sklypuose naudojame jau kitokius purkštukus nei įprastai. Štai čia turime įvairių rūšių purkštuvus. Standartiniuose sklypuose naudojam štai tokius korpusus ir juose įsukame galvutes. O jau šiame sklype naudojame purkštuvus su turbina. Tai jau nėra korpusas, tai yra vientisas purkštuvas. Likę purkštuvai yra naudojami labai išskirtiniais atvejais. Nėra taip, kad kuo didesnis sklypas, tuo didesnį purkštuką mes turime rinktis. Dažniausiai ar sklypas būtų kaip čia maždaug 20 arų, ar sklypas būtų apie 2 hektarus, dažniausiai vis dėlto naudojami štai šie purkštukai. Purkštuvai nėra suskirstyti pagal gerumą. Tiesiog kiekvienu atveju reikėtų naudoti tam tikrus purkštuvus, o tai jau turėtų parinkti specialistas. Taigi, šiame sklype naudojame šios purkštuvus, eikime pažiūrėti, kaip jie veikia. Štai turime turbininį purkštuvą. Jis purškia vieną srovę pagal nustatytą kampą. Į turbininį purkštuvą dedasi štai va tokios galvutės. Šios galvutėse skiriasi tuo, kad vienos purškia daugiau vandens, kitos mažiau. Šiek tiek reguliuojasi ir atstumas, bet pagrindinė paskirtis yra ta, kad sumažinti vandens kiekį. Kam to reikia? Štai turime purkštuką, kuris sukasi 360 ir šalimais jo kartu dirba purkštuvas, kuris nustatytas 90 kampų. Tad kol šis purkštukas apeis visą savo ratą, kampe esantis purkštuvas jau 4 kartus sulaistys tą pačią erdvę. Tad mums reiktų arba padidinti šito purkštuvo debitą, arba sumažinti kampe esančio purkštuvo debitą. Taip pat purkštuvai turi ir žemo kampo galvutes, kurių dėka purkštuvai purškia labiau palei žemę. Tai yra reikalinga vėjuotose vietose tam, kad nenupūsti srovės. Taip pat tai pasigelbsti prie medelių, nes su originalia galvute purkštuvas purškia gan aukštai ir gali nudaužyti lapus. Tam, kad laistymas būtų tolygus, purkštukai privalo vienas kitą padengti, nepaisant kokius purkštukus benaudotumėt. Tai jeigu, tarkim, purkštukas purškia apie 10 metrų, tai reiškia, kad vienas nuo kito purkštukai turėtų būti montuojami kas 10 metrų. Matėme, kaip turėtų veikti tinkamai purkštuvai. Tam, kad jie taip veiktų, jiems reikia užtikrinti geras hidraulinės sąlygas. Kai pradedame kalbėti su klientais apie vandens šaltinio galią, iš karto klientas mums pasako, kad pas mane yra viskas gerai, slėgio bus tiek, kiek reikės. Bet kai pradedame gilintis, dažniausiai paaiškėja, kad taip nėra. Pavyzdžiui, pas vieną, tarkim, klientą gali būti 2,5 barų slėgis, bet atsukus visuose namuose esančius kranus gali ir likti tas 2,5 barų slėgis. Tai jau sufleruoja, kad debitas yra geras, o mums, projektuojant laistymą, debitas yra pats svarbiausias rodmuo. Nes pas kitą, pavyzdžiui, rodys, kad yra 6 barų slėgis, bet atsukus bent vieną lauko kranelį, tas slėgis gali kristi ir iki 1 baro. Tai jau rodo, kad debitas yra gan nekoks. Šiame sklype taip pat atrodė, kad viskas bus gerai, nes yra naujas gręžinys skirtas vienam namui. Bet pasigilinus pastebėjome, kad nėra viskas taip jau gerai. Laimė, sklype dirbo mūsų partneriai manoveja.lt. Tad norėčiau jų pačių paklausti, su kokiais būtent iššūkiais jie susidūrė ir kaip juos išsprendė. Labas, Elijau. Labas, Karoli. Gal galėtum labiau papasakoti, kokie būtent iššūkiai buvo šiame sklype ir kaip juos išsprendėte? Turėjome keletą iššūkių. Tai pradedant nuo pačio išvado iki vejos roboto, tų pačių tranšėjų. Išvadas buvo didžiausia problema. Tai kaip ir minėjai, čia yra gręžinys, jo kaip ir turėtų užtekti visai laistymo sistemai. Bet pasižiūrėjom, kad iš tiesų išvado vamzdžiai buvo per siauri, tai reiškia ir debitas buvo per mažas. Tai mes tiesiog pakeitėm vamzdžius į didesnius, 32, ir mes išsprendėm išvado problemą.
Dėl pačio roboto, kaip mato, tai buvo kasinėjama, ėjo kontūro kabelis, kirtome keletą vietų. Naudojam specialius ieškiklius kontūro paieškai ir mes radom tas problemas, bet šita situacija buvo truputį kitokia, nes buvo kitoks modelis. Tai jau buvo nebe tai, kad kontūro problema, bet jau reikėjo ieškoti pagal kodą tos dalykus ir mes suradom kodą, reikėjo paspausti vieną mygtuką home ir susitvarkė visas robotas ir ten tik problemas te buvo. Dėl pačių tranšėjų didžiausia problema buvo, kad sklypas truputį molingas, ilgiau užtruko, pats trenčeris truputį pagedo, turėjome keisti, bet su pačiu užvertimu, kaip matot, viską išlyginom, atsėjom ir čia mes jau tikimės, kad už 3 savaičių, 4 savaičių vėl čia viskas žalios ir viskas bus kaip buvo. Aišku, žinau, kad turi jau gan didelę patirtį, gal galėtum papasakoti dar, su kokiais iššūkiais esi susidūręs, kaip juos sprendei? Kaip ir minėjau, iššūkiai labai kategoriški, tos pačios išvado problemos, su robotu irgi nemažai būna reikalų. Visai ne per seniausiai turėjom išvado problemą, kad standartinis objektas, 10 arų, atvažiuojam, paruošiam sąmatą, planus, pasitikrinam debetą, visko užtenka, slėgio užtenka, sumontuojam, sklypo gale 2 zonos nepasileidžia. Tai mes kokias 3 valandas užtrukom, persimodeliavom visą sistemą, pasileidom, vis tiek neišeina. Tai pašnekėjom su santechniku, kuris įrenginėjo visus vamzdynus ir mes supratom, kad tiesiog išvadas eina per valymo įrenginius. Tai su klientu pašnekėjom, jis sutvarkė tą problemą tiesiog išvesdamas išvadą tiesiai į lauką. Sistema puikiai veikia ir realiai čia buvo toks kaip kuriozas. Na, turbūt kiekvienas objektas turi savų kabliukų. Ačiū tau už patirtį. Ačiū Jums, kad žiūrėjote šį video. Tikiuosi atsakėme į Jums kilusius klausimus. Jei svajojate apie žalią veją savo kieme, kviečiu kreiptis į mus Maidina ir mes su partneriais tikrai pateiksime Jums reikiamus sprendimus.